Paprastą pavyzdį pateiksiu, tarkim, mes susirinkam, reikia programą rašyti, rajono tvarkos teisingumo programos, kur rašykim tokį punktą, kad vietos ūkininkų užaugintą produkciją sudarysim galimybės, lengvatas išvažiuojamuosius turgelius per kaimukus ir ypač, mes žinom, kad kaimuose netgi nėra, kai kuriuose ir parduotuvių jau netgi nėra žmonėm galimybę apsiprekinti, ten važiuoja tos autolavkės, tos pipinės, kaip vadina vietiniai, kad vietiniai ūkininkai užaugintą produkciją tarkim, galėtų tokius išvažiuojamuosius turgelius daryti, kad galėtų aprūpinti vietos bendruomenės su sveika produkcija ir visa kita. Jei mane taip visi atsisuko, sako, tu ką durnas, taigi čia įsipareigojimas jau. Nu taip, sakau. Sako, reikia rašyti, skatinsime, bandysime, stengsime, o tu nori parašyti, kad padarysime. Nu taip, sakau, mes turime rašyti, kad mes padarysime. Mes atėję į valdžią, vadinkim, imsim ir darysim. Tai jie mane, laikė tokio idioto, nieko nesuprantančių, nes jie vyresni žmonės, aš jaunas. Sako, tu ką tu čia su savo tais klėdesiais, kažkokius, čia reikia naudoti tos stebuklingus partijai naudojamus žodžius, kurie neneša atsakomybės.